Sveiki, mano vardas Evaldas. Norėčiau su jumis pasidalyti savo džiaugsmu. Atradau svetainės www.regitra.lt teikiamas paslaugas ir informaciją. Neseniai nusipirkau automobilį, tad ši svetainė padėjo man išvengti streso susijusiu su pirkimu ir registravimu. O vėliau radęs naudingą nuorodą taip pat pasikeičiau ir vairuotojo pažymėjimą. Kai pirkau automobilį, įsirinkti buvo nesunku, tačiau galvoje nuolat sukosi mintis. Ką daryti po to, kai rasiu, kas jį parduoda? Juk nusipirkus reikia įregistruoti, numerius gauti. Draugas patarė apsilankyti svetainėje www.regitra.lt. Tuo jums parodysiu, kuo jį mane taip nudžiugina. Taigi keliaujame į svetainę www.regitra.lt. Iš pradžių buvo visai įdomu paskaitinėti naujienų, tačiau labai greitai pastebėjau nuorodą, kuri mane labiausiai domina – transporto registravimas. Paspaudžiau ją, aiškiau ir būti negali. Smulkiai išdėstytos visos situacijos, kurios gali iškilti įsigijant ar jau turint automobilį. Spaudžiu nuorodą, įsigijau transporto priemonę ir pasirenku registruotą Lietuvoje, kadangi automobilį pirkau iš žmogaus, jau važinėjusio jo Lietuvoje. Na va, trumpai ir aiškiai išdėstyta, kokie dokumentai bus reikalingi, taip pat ir visos registracijos sąlygos. Pasirinkčių juostos kairėje galite įsirinkti bet kokią situaciją, kaip parduodate automobilį, keičiate jo duomenis ar panašiai. Taip pat galite pasidomėti, kokie dokumentai bus išduoti ir kiek tai kainuos. Na, o jei norite detaliai sužinoti Lietuvoje galiojančią automobilių registravimo tvarką, galite parsisiųsti kelių transporto priemonių registravimo taisyklės į savo kompiuterį ir turėdami laiko jas perskaityti. Susipažinęs su informacija šioje svetainėje, savo įsigytą automobilį užregistravau labai lengvai ir greitai. Nuvažiavęs į regitrą jau turėjau visus reikiamus dokumentus ir žinojau, ką daryti. Prieš įsigyjant Lietuvoje jau registruotą automobilį patartina pasitikrinti, ar jis nėra areštuotas, įkeistas bankui ar ieškomas policijos. Norint tai padaryti, reikia spustelti šią nuorodą. Įvedu automobilio valstybinį numerį ir spaudžiu nuorodą ieškoti. Iškart matau informaciją apie automobilį. Taip, jokio pranešimo apie tai, jog šio automobilio registravimui taikomi apribojimai nėra. Vadinasi, galima drąsiai pirkti. Jau seniai norėjau pasikeisti savo senąjį vairuotojo pažymėjimą į naują, tačiau atrodė, kad tai labai sudėtinga, bet to nerasdavau tam laiko. Šioje svetainėje rasta informacija padėjo vairuotojo pažymėjimą pasikeisti greitai ir lengvai. Visa reikiama informacija yra čia. Spaudžiu nuorodą vairuotojo pažymėjimai. Vėl pasirinkčių juostoje matau visas galimas situacijas, susijusias su vairuotojo pažymėjimu. Ką daryti gaunant pirmąjį pažymėjimą, norint jį pasikeisti, pametus jį ir kiek viskas kainuos. Spaudžiu nuorodą, keičiu VP. Ir vėlgi viskas taip pat paprasta. Matau, kad pasikeisti pažymėjimą galiu. Tai reikia užpildžius keletą nurodytų dokumentų nuvykti į bet kurį regitros padalinį išduodantį vairuotojo pažymėjimus. Taip ir padariau. Viskas praėjo be jokių problemų. Naršydama šioje svetainėje pastebėjau įdomią nuorodą, labai naudingą mano broliui, šiuo metu laikančiam vairavimo egzaminus. Pasirodo, užsiregistruoti vairavimo egzaminai galima ir internetu. Tai greita ir patogu. Brolis spustelėjo nuorodą registravimas egzaminams. Reikėjo įvesti asmens kodą ir jis jau galėjo pasirinkti būsimą egzamino datą, laiką ir vietą, bei gavo visą reikiamą informaciją. Linkiu sėkmės ir jums.